Už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi, šiandien tautos kamuolys pasiekė Kupiškį, o kupiškėnai čia net dangų tą progą nudažė. Tai dabar. Klausyk, Kris, palauk, nes reikia tuoj varom. Gerai, kodėl varot už Lietuvą? Todėl, kad už Lietuvą nevaryti negalima. Ne, todėl, kad jeigu mes nevarysim, kas varys už Lietuvą? Visi išvarė ten, kur jiem nereikia, o mes pasilikom čia ir mūsų jaunimas visas pasiliko todėl, kad reikia varyti. Jeigu visi išvarys iš Lietuvos, kas varys už Lietuvą? Ypač tas kraštas, kur mes gyvenam. Aukštaityje žmonės labai geri, žmonės labai gražus, jaunimas yra fantastinis. Pas mus yra viskas gerai. Reikia tik tai paimti ir norėti, dirbti, daryti, kad Lietuva būtų graži, gera. Ir mes dėl to susirinkom. Už ką? Už Lietuvą? Už ką? Už Lietuvą! Už ką? Už Lietuvą! Bėga taip niekas niekur. Jūs neturit kur bėgti. Kur bėgti? Va tik tik čia bėgti. Kad keli su kamuoliu ir varyti kamuoliu į priekį. Daugiau nieks niekur nebėgs. Nieks niekur nebėgs. O nuo ko tas prasidėjo? Kaip manai? Nuo pirmo aukso pajutom skonį tą saldų pergalės. Tai sakyt, o ar Lietuva krepšinis vienyje? Tai manau, kad tik dabar tik krepšinis vienyje Lietuvą. Vardas? Edvardas. Edvardas. Žinokit, man neįtikėtina buvo, nes jūs sakėt, kad jūs negalėjot patikėti, kad jūs laimėjot bilietą. Visiška teisybė. Kodėl netikėt? Nu nežinau, kažkaip netikiu. Rimtai? Taip. Bet žinokit, bilietas tikras, tikrai eisit į rungtynes, tikrai sirgsit už Lietuvą. 12 narių žaidžia už visus 3 milijonus, tai reikia kažkaip pagerbti ir juos. Tiesiog, nežinau kaip pasakyti, tas jausmas, kai žaidžia už mus, tai yra nuostabu. Tikrai nuostabu ir jiem tik didžiausias laimės. Šiandien Kupiškis varo už Lietuvą, varyk ir tu, kasdien. Žiūrėk per TV3 ir jungiasi į 3 milijonų rinktinę. Kupiškis tikrai varo už Lietuvą! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Nu, myliu, o ko daryt? Nemylėsiu, negyvensiu.